Kaip suvaldyti šį nesuvaldomą iPhone teksto žymeklį? Aš bitės profenėje padėsiu jums tai padaryti ir pasidalinsiu kitais 6 rašymo iPhone triukais per 60 sekundžių. Telefono pakratimas. Skubėjote rašyti ir prirašėte nesąmonių? Pakratykite telefoną. Telefone pajusite vibraciją, tada iššokusioje lentelėje paspauskite anuliuoti ir paskutinis įvestas tekstas pradings. Žodžių žymėjimas. Visi žino, kad šiais mygtukais pažymėti norimą žodį nėra lengva. Daug lengviau tai padarysite spustelėję ant norimo žodžio 2 kartus. 3 kartus greitai spustelėję ant žodžio pažymėsite visą pastraipą, kurioje jis yra. Na, o žymeklį lengviau į norimą vietą perkelsite, paspausdami ir palaikydami ant tarpo klavišo. Taškelio padėjimas. Rašote daug sakinių su taškais gale ir nuolat spaudote simbolių klavišą, tiesiog 2 kartus spustelkite tarpo simbolį ir taškas pasidės automatiškai. O jei reikia kitokių simbolių, juos taip pat galite parašyti greičiau. Tiesiog laikykite įspaudę simbolių klavišą ir rinkitės norimą simbolį. Pirštą atleidus grįšite į raidžių klaviatūrą. Patiko šis video? Užsukite į bitesprofai.lt ir rasite daugiau patarimų per 60 sekundžių.